Datų kontrolės nustatymas ir ataskaitinių laikotarpių suvedimas buhalterinės apskaitos programoje STEKAS apskaita. Datų kontrolės nustatymas reikalingas, einame didžioji knyga, žodynai, operacijų datų kontrolė. Nurodysim, nuo kurios datos pradedame darbą. Tarkim, nuo 15 sausio 1. Visur ir įvedame šitą datą. Datų kontrolė taip pat padeda išvengti klaidų, jeigu per klaidą įvestumėt kito periodo datą, programa jūs perspėtų ir paklaustų, ar teisingai įvedėte datą. Uždarytos operacijos iki datos įvedam praeito periodo paskutinę dieną. Šituo atveju tai yra 14 metų gruodžio 31 diena. Suvedus operacijų datų kontrolę spaudžiame mygtuką gerai. Taip pat kitas žodynas, didžioji knyga, žodynai, ataskaitiniai laikotarpiai. Suvesim ataskaitinius laikotarpius, kurie reikalingi greitesniai ir patogesniai ataskaitų peržiūrai. Įvedu visus 15 metus, taip, rašau nuo sausio 1 iki gruodžio 31 ir taip pat apsirašau kiekvieną mėnesį. Kiekvieno mėnesio datą galim paskutinę rašyti 31. Kompiuteris pats atsirenka, kiek tas mėnesis turi dienų. Tarkim, padarėme klaidą. Taip? Tai pasižymime klaidingą įrašą ir spaudžiam pašalinti. Programa paklausia, ar tikrai pašalinti šį įrašą? Atsakome taip ir jau tada be klaidos įvedame įrašą dar kartą. Taip susivedam visus mums reikalingus periodus. Suvedę paspaudžiam gerai, kad įrašai išsisaugotų. Kitame mūsų video žiūrėkite sąskaitų plano paruošimas buhalterinės apskaitos programoje STEKAS apskaita. Parodysime, kaip pasiruošti sąskaitų planą.